Sveiki visi. Šiandien pabandysim sudėti stabdžio, akceleratoriaus, dekompresoriaus, sankabos trosą. Esu nusipirkęs tokio naujai gaminto, bet senovinio rašto trosų šarvelius. Pabandysim kiekvienam troseliui padaryti po antgalį. Tai pradžiai įdėsim dekompresorių. Įdomu, kodėl tie dekompresoriai visada būna tokie pajodavę. Pabandysiu jį šiek tiek pavalyti, papoliruoti. Mano rankenėlės neturi antgalių, tai nupirkau Ižo rankenėlių stabdžių ir sankabos laikikliai ir jie turi puikiai atrodančius antgalius. Tai aš juos išsipjausiu, juos nukrumuosim ir įdėsim į savo rankenėlės. Geriau atrodo, nei buvo. Tokio stulbinančio ir gero blizgesio tikrai nėra. Na ir kad padaryti atitinkamo ilgio troselį, tai reikia pamatuoti dekompresoriaus rankenėlę. Tada paimsim šarvą ilgą. Visi atrodo restauruoja, remontuoja tokius senus motocikliukus, kai paprašai patarimo arba kad pasižiūrėtų akceleratoriaus, dekompresoriaus, troso ir šarvelio ilgį. Ir prasideda, dabar motociklas ne vietoj, aš ne vietoj, aš išvažiavęs, pažiūrėsiu rytoj. Kai pasako, kad rytoj, tai vadinasi, niekada nepažiūrės. Na ir tenka jau pačiam išmastyti, matuoti, kokia turi būti atitinkamo ilgio. Tada būna dar kartą parašai, žmogus nebeatrašo arba iš vis užblokuoja. Na ir pažiūrėkim, kaip čia tie šepdėvrai mūsų atrodo. Labai gražiai angaliukas gavosi. Gal kiek per ilgą padariau angaliuką, bet įsideda gerai. Šitas irgi tai. Ir atrodys tikrai gerai. Pažiūrim, kaip veikia. Rankenėlė gerai grįžta atgal. Puikiai veikia. Gera pradžia, gera motyvacija tolimesniems darbams. Ir iš tokių varžtų, kurių neišmetė dekompresoriaus rankenėlė, pasidaryti fiksatorius. Ir turim gražų įsukamą fiksatorių. Toliau pabandysime akceleratoriaus pasigaminti troso angalius, pritaikyti atstumus. Ilgai ieškojau K125 Kovroviecui akceleratoriaus rankenos. Ieškojimai buvo nesėkmingi, o galiausiai vienas žmogus pasakė, nuo Ižo rankenos mechanizmas puikiausiai tinka, viskas idealu. Gera kura, viskas tinka. Tai man buvo svarbu nupirkti idealios būklės šliaužiklį, svarbi rankena, ne guma svarbi, bet pats vamzdukas. Tada šitą dar gavau, irgi naujas senų laikų. Na ir gavau antgalį, laiko, kad rankena neiškrystų, bet toks truputį nepasisekęs. Bet nesmė, esmė, kad visą mechanizmą turim, galim viską sudėti, o šitą gal rasiu atsitiktinai kažkur. Ir dar gavau nupirkti gumas. Čia naujai gamintos pagal originalą.
su akceleratoriaus mechanizmu. Įsimatuojam 4,5 mm ir kaip tik tinka tokį paėmus varžtą. Tai mes turėsim vertikaliai varžtų išgręžti atitinkamų grąžtų 2 mm skylutę, kad galėtumėm įverti trosą, jį užlydyti, grubiai tariant, trosą privyrinti prie pagamintos įvorės. Ir aš neberodysiu tos visos jėgos, tai jau matėt pradžioj, kaip aš dariau. Puikiai, idealiai viskas tinka. Prieš primatuojant tos trosus, kiek aš vargau su akceleratoriaus rankenėlė. Pataikyti, kad rankenėlės tas vidinis sliekas susiderintų su šliaužikliu. Rankenėlė pastoviai strigo. Nu ir vėl tas pats, nieko. Ėjau į interneto, į Messengerį, Facebooką, rašiau pažįstamėm, kurie draugauja su įžais. Klausiau jų, ką daryti. Malonu, kai yra žmonių, kurie noriai tau padeda, neignoruoja. Atsako į klausimus. Ne. O, štai, pagaliau. Kaip Brito, Honda. Trosą su šarveliu pritvirtinom prie akceleratoriaus rankenos. Prasivedėm troselį su šarveliu. Prakišom pro vairą, pravedėm po baku. Ir žiūrim, kiek čia liko to rezervo maždaug. Atsižymėjau, kad reikia nupjauti būtent čia. O vėliau pažiūrėsiu, kiek kurioje vietoj trosą reikia sutrumpinti. Tai trosas bus čia ir prie žykleriaus galo. Pro varžtukų skylutę. Puikiai. Žiūrim, kaip čia veikia. Na va, kaip šauniai. Nei pirmyn, nei atgal. Na ir vėl gelbėja internetų draugai. Patarimas buvo toks, tą detalę panardinti į karštą vandenį. Ir guma lengvai nusiims arba lengvai užsidės. Pabandykim. Truputį palaikysim verdančiam vandenyje. Vau, geras patarimas. Toliau sankabos trosą pabandysime sumontuoti, padaryti angalius. Angaliai šį kartą bus didesni, netokie smulkmeniški. 8 mm. Ir aš darysiu angalius tinkamo diametro varžto.
pasidariau jau angalius priekiniams stabdžiams įdėti 7 mm strypelių. Padariau sankabos svirteliai, tai 8 mm. Pasidariau 3 angalius rankenėliai didžiausio diametro. Ir va taip, kad tiktų. Op. Tai kaip sakiau, mes iš rankenėlės laikiklio išsipjausim laikiklį, nusichromuosim ir įdėsim į Kovrovieco sankabos rankenėlės laikiklį. Angalį primatavau, pažiūrėjau, ar dydis tiko. Tai standartinis nupjautas dydis netiko. Gal įžo motociklo rankenėlėm didesnio diametro eina, tai aš truputį aplinkoje aptriniau. Tada kaip ir viskas gerai. Angalį beliko paruošti ir nuchromuoti. Na ir vėl atsimatuojam troselio ilgį reikalingą iki rankenėlės angalio. Vėl tą patį padarysim, priauginsim lydinį prie troselio. Turim ir sankabos paruoštą trosą. Padarėm dar vieną priekinių stabdžių troso angaliuką. Šį kartą mes troselį įlydėm į angalį. Tiesiog pilnai, monolitiškai. Gavosi visai neblogai. Aišku, čia dar to angaliuko, kaip sakiau, chromuoto trūksta. Truputį užtruks kelias dienas, kol aš jį gausiu. Pamatuosim bendrą troso ir šarvo ilgį iki stabdžių svirtelės. Neturim specialaus varžto, kuris įtempia priekinių stabdžių trosą, tai vėl truputį darbai užsitemps. Atsimatavom, ilgį žinom. Na ir paskutinio angalio gamyba. Šiam kartui tiek ir iki sekančių. Visiems gerų projektų.